Labadiena, esu docentė Rima Steponėnienė, dirbu Vilniaus universiteto ligoninės ambulatorinės kardiologijos skyriaus vedėja. Šiandieną mes kalbėsime apie arterinę hipertenziją. Padidėjęs arterinis kraujo spaudimas vienas iš dažniausiai sutinkamų širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksnių didinančių mirtingumą pasaulyje. Pirmas epidemiologinis tyrimas, kurio rezultatai įrodė arterinės hipertenzijos reikšmę širdies ir kraujagyslių ligų atsiradimui, buvo pradėtas dar 1948 metais Jungtinėse Amerikos valstijose Framinghame. Buvo patikrinta virš 5000 žmonių nuo 30 iki 60 metų amžiaus. Vėliau kas 2 metus buvo atliekami pakartotiniai sveikatos patikrinimai. Šio tyrimo rezultatai parodė, kad asmenims, kuriems pirmo patikrinimo metu nustatytas padidėjęs kraujo spaudimas, rizika susirgti insultu, koronarinė širdies liga ir širdies nepakankamumu žymiai didesnė nei tiems, kuriems buvo normalus arterinis kraujospūdis. Todėl visiškai aišku, kad padidėjęs arterinis kraujo spaudimas yra labai svarbus rizikos veiksnys insultų bei koronarinės širdies ligos vystymėsi tiek vyrams, tiek moterims. Tyrimų Lietuvoje rezultatai parodė, kad daugiau nei pusiai 34-64 metų gyventojų diagnozuota arterinė hipertenzija. Vyresnio amžiaus žmonėms šie skaičiai dar didėjo. Beveik 3/4 vyresnio amžiaus žmonių arterinis kraujospūdis buvo padidėjęs. Stebint virš 5000 pacientų 6 metus, suskirsčius juos į atskiras amžiaus grupės, nustatyta, kokią įtaką kardiovaskulinių įvykių dažniui turi amžius ir kraujospūdžio padidėjimas. Jei esant normaliam kraujospūdžiui, jaunesniem nei 60 metų amžiaus žmonėm kardiovaskulinių įvykių dažnis buvo 0,7%, tai virš 80 metų procentas padidėja iki 9,5%. O padidėjus arteriniam kraujospūdžiui iki 2 laipsnio, kardiovaskulinių įvykių dažnis jaunesniem nei 60 metų padidėja iki 3%, o vyresniems nei 80 metų iki 25%. Daugelio klinikinių studijų metaanalizės rodo neabejotiną arterinės hipertenzijos gydymo naudą. Gydant 5 metus daugiau nei 12 tūkstančių arterinė hipertenzija sergančių pacientų virš 60 metų, sumažinus sistolinį kraujospūdį iki 14 mm gyvsidabrio stulpelio, o diastolinio iki 6, insultų išsivystymo rizika sumažėja 34%, koronarinės širdies ligos rizika iki 19% ir mirčių nuo kraujagyslių pažeidimo iki 23%. Todėl optimali kraujospūdžio kontrolė, arterinės hipertenzijos gydymas bei jos sukeltų komplikacijų mažinimas išlieka viena iš pagrindinių klinikinės medicinos problemų. Ir ši problema nėra lengvai sprendžiama, nes arterinė hipertenzija tai progresuojantis daugybės tarpusavėje susijusių priežasčių nulemtas kardiovaskulinis sindromas. Jos progresavimas glaudžiai susijęs su funkciniais ir struktūriniais kraujagyslių sutrikimais, kurie pažeidžia širdį, inkstus, smegenis ir kitus organus, bei nulemia ankstyvą ligotumą bei mirtį. Progresuojant arteriniai hipertenzijai, nukenčia svarbiausi gyvybę palaikantis organai. Pakenkiamos stambios kraujagyslės. Pakenkus kraujagyslę nukenčia smegenų kraujotaka, akys, padidėjęs kraujospūdis pažeidžia širdį ir inkstus, išsivysto širdies nepakankamumas, inkstų nepakankamumas. Arterinė hipertenzija skiriama į pirminę, tai sudaro 80-90% visų atvejų, ir antrinę, kuri vystosi dėl kokio tai kito organo susirgimo ir ją sudaro 10-20% atvejų. Kraujospūdžio padidėjimas vertinamas laipsniais pagal kraujospūdžių dydį. Tai pateikta ir šioje skaidrėje. Arterinis kraujo spaudimo padidėjimas turi būti klasifikuojamas prieš parenkant gydymą. Kai ligonio sistolinis ir diastolinis kraujospūdžiai patenka į skirtingas kategorijas, būtina taikyti aukštesnėje
Kraujospūdžio padidėjimo laipsnis dinamikoje gali būti keičiamas tik į didesnę pusę. Žinoma, reikia atmesti laikiną ligos paūmėjimą. Nerekomenduojama mažinti kraujospūdžio padidėjimo laipsnį, nes lieka vidaus organų pažeidimo rizika, o nutraukus gydymą kraujospūdis vėl padidėja. Atskirą grupę sudaro izoliuota sistolinė hipertenzija, kai sistolinis kraujospūdis viršyja 140 mm gyvsidabrio stulpelio, o diastolinis mažėja. Didėja pulsinis spaudimas, o jo padidėjimas virš 50 mm gyvsidabrio stulpelio yra atskiras rizikos padidėjimas, nes tai nurodo stambių kraujagyslių pakenkimą. O ir gydymas izoliuotos arterinės hipertenzijos žymiai sudėtingesnis. Pagal kraujospūdžio padidėjimo pobūdį arterinė hipertenzija skirstoma į diastolinę hipertenziją, būdinga jaunesniems pacientams, sistolą diastolinę arba mišrią, dažniausiai būna vidutinio amžiaus asmenims, ir izoliuota sistolinė arterinė hipertenzija, kuri būdinga vyresnio amžiaus asmenims arba sergantiems antrinėmis arterinės hipertenzijos formomis. Negalima remtis vienkartiniais kraujospūdžio pamatavimais. Paprastai kraujospūdis matuojamas gydymo įstaigoje, namuose ir taikoma 24 valandų kraujospūdžio stebėsena. Matuojant kraujospūdį gydymo įstaigoje, jis matuojamas mažiausiai 2 kartus su 1-2 minučių pertrauka. Jei duomenys labai skiriasi, būtina pamatuoti papildomai. Pirmo apsilankimo metu kraujospūdis matuojamas abiejose rankose ir tolimesniam stebėjimui rekomenduojama matuoti ant tos rankos, kurioje buvo išmatuotas didesnis kraujospūdis. Sergantiems cukriniu diabetu ir vyresnio amžiaus pacientams būtina kraujospūdį pamatuoti stovint po 1 ir 5 minučių dėl galimos ortostatinės hipotenzijos, kurią reikia taip pat vertinti pasirenkant gydymą. Be kraujospūdžio matavimo klinikoje rekomenduojama jį matuoti namuose. Anksti ryte tik atsibudus, 2 valandas po pietų ir vakare po aktyvios dienos. Tai suteikia daugiau informacijos apie gydymo efektyvumą, pagerina gydymo režimo laikymasi ir papildo paros kraujospūdžio stebėsenos duomenis. Nereikėtų rekomenduoti dažnai matuoti kraujospūdį pacientams, kuriems tai sukelia nerimą, ir ypač tiems, kurie vertindami kraujospūdžio duomenis keičia gydymą. Daug informacijos gali suteikti 24 valandų kraujospūdžio stebėsenos duomenis. Šiuo metu šis tyrimas paprastai taikomas, kai yra reikšmingi kraujospūdžio svyravimai matuojant gydymo įstaigoje. Aukštas kraujospūdis matuojamas gydymo įstaigoje pacientams, kurių širdies ir kraujagyslių ligų rizika nedidelė. Kai įtariama rezistentiška gydymui hipertenzija ar įtariama hipotenzijos epizodai, ypač vyresniems pacientams ir sergantiems cukriniu diabetu. Nacionalinio sveikatos ir klinikinės kompetencijos instituto kartu su Britanijos arterinės hipertenzijos draugija pateiktose 2011 metų gairėse pirmą kartą rekomenduojama šį tyrimą skirti rutininiai arterinės hipertenzijos diagnostikai, skiriant kiekvienam pacientui pirmo vizito metu nustačius padidėjusį kraujospūdį. Lietuvoje 24 valandų ambulatorinė kraujo spaudimo stebėsena dar nėra visuotinai prieinama. Todėl kaip tarpinis variantas turėtų būti spaudimo matavimai namuose. 24 valandų stebėsenos duomenys labai svarbus atsekant paciento cirkadinį ritmą. Yra sukaupta nemažai duomenų įrodančių natūralų cirkadinį arterinio kraujospūdžio ritmą. Pabudus sistolinis ir diastolinis arterinis kraujospūdis padidėja. Pastovus intraarterinio kraujospūdžio matavimas įrodė, kad didžiausias kraujospūdis būna ryte, vėliau dienos bėgyje palaipsniui krenta. Mažiausias kraujospūdis būna 3 valandą ryto,
Ir nuo 5-6 valandų ryto jis pradeda kilti, greičiausiai kyla pacientui pabudus ir atsikėlus, kol pasiekia rytinį piką. Arterinio kraujospūdžio dydžio sumažėjimas nakties metu yra svarbus prognostinis faktorius. 24 valandų stebėsenos duomenys mums leidžia atskirti pacientus, kuriems kraujospūdis nekrenta naktį, nes prognozė yra blogesnė tuomet, kai arterinis kraujospūdis naktį sumažėja mažiau nei 10% lyginant su diena išmatuotų arterinių kraujospūdžių. Pacientams, kuriems naktį kraujospūdis sumažėja nepakankamai, dažniau išsivysto kairio skilvelio hipertrofija, labiau pakenkiama organai taikiniai, būdingas didesnis kardiovaskulinis mirtingumas, dažniau pasireiškia cerebrovaskulinės ligos ir inkstų funkcijos pablogėjimas. Supratimas apie cirkadinį kardiovaskulinių ligų rizikos ritmą yra labai svarbus. Norėdami sumažinti organų taikinių pakenkimą, turėtumėm daugiau dėmesio skirti 24 valandų kraujospūdžio kontroliai, turėtumėm apsaugoti pacientą nuo staigaus kraujospūdžio kilimo ryte ir sumažinti kardiovaskulinių ir cerebrovaskulinių įvykių riziką jam atsikėlus. Įrodyta, kad arterinė hipertenzija sergančių pacientų ryte kylančio arterinio kraujospūdžio dydis buvo tiesiogiai susijęs su kairio skilvelio masės padidėjimu. 24 valandų arterinio kraujospūdžio stebėsena ir matavimai namuose mums padeda atskirti izoliuotai atsirandančią tik gydymo įstaigoje arba taip vadinama balto chalato hipertenzija. Tokiais atvejais arterinis kraujo spaudimas gydymo įstaigoje būna didesnis nei 140 ir 90, o namuose jis būna žemas. Arba slaptąją hipertenziją, kai gydymo įstaigoje išmatuotas kraujospūdis viršija 140 ir 90, o namie ir stebint 24 valandas, jisai yra žymiai aukštesnis. 2009 m. Europos arterinės hipertenzijos diagnostikos ir gydymo gairių peržiūros duomenimis, diagnozuojant arterinę hipertenziją, remiamasi kraujospūdžio dydžiais pateiktais šioje lentelėje. Tačiau būtina pabrėžti, jog arterinė hipertenzija negali būti sutapatinta vien su arterinio kraujospūdžio padidėjimu, o tai ir šalia esantis rizikos veiksniai, organų taikinių pažeidimas, lydinčių klinikinių būklių įvertinimas, nes būtent tai ir apsprendžia sergančių arterinė hipertenzija pacientų bendrąją kardiovaskulinę riziką. Šalia padidėjusio kraujospūdžio, kuris be abejo labai didina širdies ir kraujagyslių pažeidimo riziką, skiriami ir kiti rizikos veiksniai, būdingi arteriniai hipertenzijai ir komplikuojantis jos eigą. Tai amžius, rūkymas, dislipidemija, gliukozės koncentracijos nevalgius sutrikimas, patologinis gliukozės tolerancijos mėginys, pilvinis nutukimas arba ankstyvos kardiovaskulinių ligos šeimoje buvimas. Ypatingas dėmesys šiuo metu skiriamas rizikos veiksnių klasteriui pavadintam metaboliniu sindromu. Jis susideda iš pilvinio nutukimo, kraujospūdžio padidėjimo, sutrikusios gliukozės koncentracijos nevalgius ir būdingos dislipidemijos formos su trigliceridų padidėjimu ir didelio tankio cholesterolio lipoproteinų sumažėjimu. Šio sindromo buvimas šalia arterinės hipertenzijos kardiovaskulinę riziką padidina nuo 3 iki 6 kartų. Statistika nedžiuginanti. Bendroje populiacijoje šis sindromas sutinkamas iki 20% atvejų. Vidutinio amžiaus ir vyresniems jis padažnėja iki 40%. Didelės rizikos pacientams tai diagnozuojama iki 60% atvejų. Nustatant bendrą kardiovaskulinę paciento riziką, turi būti kruopščiai įvertintas organų pažeidimas. Pažeidimas gali būti ankstyvas, dažnai be klinikinių simptomų ir sunkus, kai atsiranda simptomų ir yra nesunkiai apibrėžiamas įprastiniais klinikiniais rodikliais. Pažeidžiame širdis, tai ankstyviausias jos pažeidimas yra diastolinės funkcijos sutrikimais. Toliau pažengusiai arteriniai hipertenzijai išsivysto
kairio skilvelio hipertrofija. Tikslus kairio skilvelio hipertrofijos nustatymas laiku labai svarbu, nes esant kairio skilvelio hipertrofijai sumažėja vainikinių kraujagyslių rezervas, sumažėja kairio skilvelio funkcinis rezervas, dažnesnės aritmijos ir staigios mirtis. Mikroalbuminūrija ankstyvas, dažnai iki klinikinės inkstų funkcijos pažeidimo žymuo. Ji rodo ne tik ankstyvą inkstų nefrosklerozę, bet ir genetiškai nulemtą viso organizmo arterijų endotelio funkcijos pažeidimą. Mikroalbuminūrija nepriklausomas širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksnys. Progresavusi hipertensinė nefropatija kartu su inkstų funkcijos nepakankamumu diagnozuojama kaip padidėja kreatinino koncentracija kraujo serume, sumažėja glomerulų filtracijos greitis ir nustatoma proteinūrija. Veiksniai lemiantis prognozę tai persirgtos širdies, kraujagyslių bei inkstų ligos. Vertinant bendrą kardiovaskulinę riziką, būtina išaiškinti ir visas gretutinės būklės, kurios lydi pacientą. Cerebrovaskulinės ligos, širdies ligos, inkstų ligos, periferinių arterijų ligos, pažengusi retinopatija ir cukrinis diabetas, kuris, kaip jau minėjau, ženkliai padidina kardiovaskulinių ligų riziką. Nustatant bendrą kardiovaskulinių ligų riziką, vertinamas kraujospūdžio padidėjimas laipsniais, rizikos veiksniai, organų taikinių pakenkimas bei lydinčios klinikinės būklės. Skiriama maža, vidutinė, didelė ir labai didelė rizikos grupės, remiantis SCORE diagrama. Kai per ateinančius kitus 10 metų absoliuti širdies ir kraujagyslių ligų rizika nesiekia 4%, tai vadinama maža rizika, vidutinė nesiekianti 5%, labai didelė viršianti 8%. Rizika didėja didėjant kraujospūdžiui ir tampa aukšta, kai kraujospūdis pasiekia 3 laipsnį, nors galime neturėti jokių rizikos veiksnių. Tačiau galime turėti normalų kraujospūdį arba nežymiai padidintą, bet esanti klinikinė būklė, pavyzdžiui, persirgtas miokardo infarktas, riziką padidina iki didelės ir labai didelės. Epidemiologiniai tyrimai parodė, kiek ir kokios kardiovaskulinės rizikos pacientų yra tarp sergančių arterinė hipertenzija. Didelė arba labai didelė rizika tarp sergančių arterinės hipertenzijos sudaro net 73%. Taip pat paaiškėjo, kad pacientų, kuriems yra tik 3 laipsnio kraujospūdžio padidėjimas, bet nėra jokių kardiovaskulinės rizikos veiksnių, yra labai maža, sutinkama tik 0,01%. Tačiau daugumas pacientų tai pacientai, kuriems nustatytas 1 arba 2 laipsnio kraujospūdžio padidėjimas ir 3 arba daugiau rizikos veiksnių, organio taikinio pažeidimas, metabolinis sindromas arba diabetas. Kokie pacientai priskiriami dideliai ir labai dideliai rizikos grupiai? Tai kai sistolinis kraujospūdis viršėja 180 mm gyvsidabrio stulpelio, diastolinis yra aukštesnis už 110 mm gyvsidabrio stulpelio. Kai turim izoliuotą sistolinę hipertenziją, kai šalia arterinės hipertenzijos pacientas turi metabolinį sindromą, serga cukriniu diabetu, turi 3 ir daugiau rizikos veiksnius, kardiovaskulinę ar inkstų ligą, kai yra 1 ar daugiau organų subklinikinis pažeidimas. Nustatyti bendrąją kardiovaskulinę riziką labai svarbu, nes būtent tai apsprendžia ligonio gydymo taktiką, medikamentinio gydymo pradžią bei vaistų pasirinkimą gydymo pradžiai. Dabar mes apžvelgėme pagrindinius arterinės hipertenzijos paplitimo ir diagnostikos momentus. Padarykime trumpą pertraukėlę, atsikvėpkime ir toliau kalbėsime apie arterinės hipertenzijos gydymą.